Į Klaipėdos kelių policijos kiemą prieš vidurdienį atvežta net 100 rožių, kurios esą stebuklingos. Stebuklingos, jos šneka. Jos sveikins moteris su kovo 8 ir su pavasariu net be žodžių. Jie tik pamatys žiedlapio ir iškart viską supras. Policijai rožes padovanojęs Vladislavas sako, jas kalbėti mokęs beveik parą. Ant gėlių žiedlapių rašė sveikinimus. Rožes pasidalijo 4 patrulių ekipažai ir išskubėjo į miesto gatves. Visada malonus tokie darbai. Tikėsimės ir moteriams bus malonu tai pamatyti iš policijos pusės. Gatvėse kelių patruliai stabdė tik moterų vairuojamas mašinas ir tik patikrinę dokumentus jie sveikino. Nebaudžiam. Prašom. Ar tikėjosi? Tai iš karto reikėjo dovanoti. Iš karto? O jūs kažką kito pagalvojot? Beveik visos moterys prisipažino, kad stabdomos policijos sunerimo, tačiau esą ir tokios neįprastos dokumentų patikrinimo baigties nesitikėjo. Netikėjo turbūt. Netikėjau. Pamatai policininką, taigi pirmiausiai įsigąsti. O dabar? O dabar jau džiaugiuosi. Gerą kelią, kaip švenčiu. O jums gerų darbų. Kai kurie patruliai sako, per kelis darbo dešimtmečius neturėjo tokios gražios darbo dienos, kai šitiek moterų juos apdovanoja šypsenomis. Ramunė Banzinė, Marius Jokubavičius, LNK žinios, Klaipėda.